Gerą vakarą, mėlyjei, su jumis vėl sportinė karpių žuklė. Antrasis etapas - Balotės ežeras mums už nugarų. Improvizuota studija, čia Mindaugas ir Ronaldas Sveiki. aptarinėja šiandienos įvykius. Ir tų įvykių tikrai yra labai daug. Jau pirmieji surprizai buvo šiandien ryte. Ojoj. Taip, viskas vertėsi aukštinkojom, viskas keitėsi, tai yra nuostabu, nes tuo ir Balotė pasižymi, kad kiekvieną dieną kaip svėrimas, taip naujiena. Jo, na ir natūralu, ir dar sakyčiau, ir natūralu, nes savaime suprantama, kad ketvirtadienio tas pirmasis svėrimas, jis dažniausiai būna apie nieką. Simbolinis, sakykime. Jo, simbolinis, taip, pradėti svert reikia, daryk, ką nori, bet taip, tai jisai buvo simbolinis, bet jau šiandien reikalų tikrai turime labai daug ir labai įdomių, kas stebite rezultatus realių laikų. Ir O dar kas stebi tiesioginės transliacijas? Tai viską, manau, matote patys, į kokias dvikovas, kaip šiandien minėjau, jau į plaukus tiesiog įsikabinę, na bent jau mano zonoje, ar ne, kur tiesiog jau 3 svėrimus praėjau, tiek tavo zonoje yra reikalų, tai ko gero netempiam į vakarą, ar pradedam dar, galbūt apdovanojam. Taip, vakar skelbėme konkursą, jūs turėjote atspėti, kuri komanda bus pirma po rytinio svėrimo. Atsakymų buvo nemažai, bet tik tai vienas teisingas. Ir tas žmogus yra Valdemaras Žalnieravičius, jeigu teisingai perskaitau, ir jums atitenka prizas. Fish Deeper Maps plus licenzija metinė. Batimetriniai duomenys 1000 vandens telkinių, jūs teisingai atspėjote. Karpoholikai po šiandien ryto tapo varžybų lyderiais. Ir jūs, Valdemarai, vienintelis, kuris patikėjote karpoholikais iš daugybės spėjimų. Ir nepamirškite su mumis susisiekti asmeninę žinutę per Lietuvos karpininkų asociacijos paskyrą. Susitarsime, kaip jums bus perduotas jūsų tikrai sąžiningai laimėtas prizas už tą vienintelį teisingą spėjimą. Šiandien bus dar vienas prizas, bet apie jį truputėlį vėliau, jau kai pakalbėsime apie rezultatus. Suvesime visus dienos įvykius į vieną tašką ir tada išgirsite klausimą laimėti Melior kompanijos prizą. Viskas, važiuojam per zonas. Keliaujam į zoną ir šiandien rytas tikrai buvo ypatingas. Tikrai. Šiandien rytas buvo ypatingas ir ką vertėtų pastebėti iš vis, na, rytinis dar kol kas ne tiek apie skaičius, kiek apie bendrąją tendenciją A zonoje. Tai jeigu žiūrėtume į zonos žemėlapį, na, kaip sakant, veidų į vandenį, tai jeigu prasideda zona nuo dešiniojo krašto, nuo 14 sektoriaus, kur žvejojo Kauno karpininkų klubas, ir einant į kairę pusę, tai na, net statistika labai gerai apie tai byloja, kad vis tik žuvies masės pasiskirstimas yra tikrai labai akivaizdus. Dešiniajame zonos krašte ta masė yra mažesnė ir tai rodo tiek rytinis svėrimas, tiek ką tik tai pasibaigęs vakarinis svėrimas. Ir einant jau nuo centro link kairiojo, taip sakant, flango A zonoje, žuvies masė yra tikrai didesnė ir jinai net vizualiai matosi. Tarkim, pas Krante LT stovėjau, svėrėme tikrai daug žuvies ir tiesiog žvilgtelni į vandenį. Tai karpiai ten kaišiojo galvas visose praktiškai distancijose, nuo nedidelės iki pat ežero vidurio. Tai toks yra pastebėjimas ir, kaip sakiau, jisai labai gerai matosi rezultatuose. Bet ežeras toksai didelis, tai realiai atrodytų, ta žuvis turėtų laikytis visur. Kaip sako meškeriotojai, stebėję nuo praėjusio pasaulio čempionato dudų ir moterų veiksmus, tai vyraujantis vėjas buvo į tą kampą ir taip, kaip, ta žargonas sako, pripūsta žuvies, ko gero. Toks yra spėjimas ir teisybė tai ir ne, bet rezultatai kalba patys už save. Tai apie pirmąją dieną labai trumpai, apie ketvirtadienio svėrimą, tai mums staigmena pateikė 3-1 ketvirtoji Team Poseidon, tai Linas Kukulskis su Darium Pėža. Žvejojantys 22 sektoriuje, jie pagavo 4 žuvis pirmo svėrimo metu ir beveik su 17 kg įsitvirtino ne tik pirmoje zonos vietoje, bet ir overall lentelėje. O čia jūs ir buvote suklaidinti ir visi galvojote, kad Poseidonai po rytinio svėrimo irgi bus pirmi. Bus pabėgiai. Taip. Ir įdomu buvo kas, kad per pirmąjį svėrimą 3 komandos buvo visiškai neatsidarę, o visos kitos turėjo viso labo po 1 arba 2 žuvis. Šiandienos rytas jau parodė visiškai kitą tendenciją. Viena komanda tik tai buvo nepagavo žuvies, tai N-Just One komanda, žuvaujanti 17 sektoriuje.
Bet kas tikrai buvo labai įdomu, tai Krante LT Karpoholiks komandos per naktį nuveiktas tikrai didžiulis darbas. 11 žuvų radome jų sektoriuje, tikrai tai buvo puikus rezultatas ir arčiausiai, kas sugebėjo, na bent jau panašų rezultatą pademonstruoti, tai Krante LT, kairysis zonos kraštas, 23 sektorius Linas su Viktoru ir Skylink Fishing Team. Tai va, tai čia, kaip sakiau, tie žvejai, kurie buvo arčiausiai teisybės ir... Na, dar 9 irgi taip, dar 9, taip, atsiprašau, dar 9 šiek tiek irgi buvo pasitempusi per naktį ir visur kitur vėlgi ta pati tendencija, 2-3, 2-3, kol nepradedama eiti link kairiojo krašto. Ir taip patys Poseidonai, 3 žuvys. Sakykime, stardiniai tampa palaikė. Stabilumą palaikė. Stabiliai, taip, 3-4 žuvytės, tai čia taip. Na ir karpoholikai iš dešinės yra Poseidonams, jie, kaip sakoma, timtelėjo gerai į priekį. Ir čia vėl tokia įdomi tendencija, matom, kad vėl lyg ir kraštiniai sektoriai turėtų gerai gaudyti, bet... Na, Poseidonus tiek karpoholikai, tiek Krante LT iš abiejų krantų tikrai gaudančios stiprios komandos. Aš nesakau, kad Linas su Dariumi yra silpna komanda, tai yra praėjusių metų rinktinės nariai, tai yra prizininkai. Čempionato prizininkai, bet... Na, varžovai kažką padarė iš šonų, bet tai dar ne pabaiga, apie Liną dar užsiminsime, kalbant apie vakarinį svėrimą. Ir negalima pamiršti, kad 21 sektoriuje gaudantis Krante LT Karpoholiks komanda šiandien mums rytinio svėrimo metu paserviravo ir... Big Fish'ą. Taip, ir Big Fish'ą. 12 kg 550 gramų. Tikrai įspūdingas. Taip, 12-5-50. Balotai tai jau sakyčiau, yra geras dydis. Ir plus jie turėjo dar tokių neblogų bonusiukų, kaip 7-400, 7-5-2-5, šiek tiek daugiau nei 5 kg, tai gerą vidurkį ryte parodė komanda ir tikrai puikiai rovė į priekį ir jeigu mes žiūrėjome į kitas komandas, kas dar galėtų jiems priešintis, tai kol kas nebuvo taip stipru. Ir tas stipru, nes daugiau apie rytą aš nežinau, ar kažką tai verta ir pasakoti, nes taip kalbam apie stipriausią šuolį, ko gero rytą, nes karpoholikai tikrai naktį padirbėjo iš dušos, Big Fish'as, dar porą gražių bonusų, geras vidurkis, 11 žuvų ir jie iš karto, jau čia buvo aišku, be jokių lentelių, kad jie raus į pirmąją poziciją zonoje. Ir ką, vakaras, o jau vakare, jau mes išeidami, ir pats buvai šiandien išėjęs į zoną dieną ir jau čia Jekapilio naujienos rašė, kad yra pas mus reikalų būtent tame pačiame kairiajame flange ir vėl pradedam svėrimą nuo Kauno karpininkų klubo ir net juokavom kaip 2-4, 2-4, tas 6-7, tai 3 žuvys, 4 žuvys, 3 žuvys, 4 žuvys, jeigu įsijungtumėte lentelę, tikrai nemeluoju, pradedant nuo Just One, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5 pas Carp Devilsus. Ir po to jau, kai priėjome patį kraštą, supratom, kad turėsim daug reikalų. Tai karpoholikai, atėjus pas juos, matome daugybę maišų parištų prie kranto, jūs tai sakau, kiek turit, sako, kažkas 11 tai tikrai yra. Tai va tas 11, tai jų rezultatas buvo 15 žuvų ir vėlgi tikrai neblogų laimikių yra pagauta, tarsi kalbant apie didelę žuvis. Turėjo Justas su Deividu gražių bonusiukų, 11 kg, 8 kg, 300 gramų, kas tikrai vėlgi padeda timtelti šiek tiek tą rezultatą į viršų. Ir, kai jau atrodė, kad čia su 15 žuvų karpoholikai ir toliau laiko, taip sakant, vadeles zonoje, atėjus pas Krante LT, pas Viktorą su Linu, gaunančių, kuriems šį kartą teko vipinis sektorius, kairys zonos kraštas. Ir atėjus, jau kai pamačiau tos 2 veidelius, tokie. Akis dega, sakau, tai jau bus, gal bus pasimaivę būdu ir pradėjom svert. Tai rovimas į priekį buvo milžiniškas, kas stebėjote transliaciją, Krante LT Viktoras su Linu pasveria 19 žuvų, dar daugiau negu karpoholikai.
Tarp jų gaudantis 3-1-4 Team Poseidon, kaip sakėme, buvo sustoję. Kai sakiau, kad grįšiu prie šitos temos, buvo sustoję, bet Linas sako, šiek tiek padarėm pokyčių. Panašu, kad radom vaistų, taip kad dar Team Poseidon, aišku, jiems jau yra sunku vytis, bet dar aš jų neišbraukčiau iš žaidimo, vien tik dėl to, kad iš šonų gaudančios komandos dabar yra komandos zonos lyderės, kurios kapojasi dėl aukščiausio to vieno baudos taško. Ir suma sumarum, po Krante LT pasveria 95 kg 625 gramus čia vakarinio sverimo trečio metu ir Krante LT Karpoholiks pasveria 66 750 gramų. Ir overall juos dabar skiria viso labo 7 kg zonoje. Kai jau matome, kad yra priėjusi šiek tiek jau ir stambesnė žuvis, jau drąsiau kabinasi, tai palikome dabar tas dvi besipešančias komandas tiesiog per vieną žuvį ir manau, kad ryte mes tikrai dar turėsim labai įdomių reikalų. Tai va tiek apie zoną A ir ką norėčiau pabrėžti, kad labai stipriai pabėgo tiek Krante LT, Karpoholiks. Tai čia 70 kg atkrapštyti Poseidonams, aš nežinau, ką jie turi. Carp Devils. Jie turi sustoti, o jie turi tik tai gaudyti. Tai čia dvigubas skirtumas. Carp Devilsai trečioje vietoje su 48 kg, tuo tarpu antra vieta, kur yra Krante LT 121 beveik kilogramas. Tai jie jau praktiškai vos ne per pusantro svėrimo yra. Ir verta paminėti, kad Devilsai yra praeito etapo nugalėtojai. Tai čia jiems irgi toksai skaudus smūgis į paširdžius truputėlį ir, na, priežastis ieškoti vaistų. Ir dar jiems ne viskas paprasta, nes 3-1-4 Team Poseidon po šiandienos vakarinio svėrimo viso labo 5 kg atsilieka. Tai matom, kad akivaizdu, kad kova A zonoje vyks dėl trečios pozicijos. O dėl pirmos pozicijos jau dvi komandos žaidžia iš lentelės, matosi, kad net 5 komandos pretenduoja į tą trečią vietą, ten kilogramų skirtumas labai nedidelis. Kas liečia pirmą poziciją, tai jau ten komandos išėję į kitą skaičių lygą ir aišku, atsitinka visko, bet aš tikrai abejoju, kad pavyks pavyti juoba, kad tempas ten yra ir aš nemanau, kad jisai sumažės. Tai va tokie nuotykiai iš zonos A. Savo kalbą atkalbėjau, ten jau prabėgau 3 svėrimus, tai dabar jau pasako, kas pas tave zonoje B. O zonoje B be didelių surprizų, vakar sportavę Šiaurės rytų karpininkai su 2 žuvimis, be didesnių svorių, nes žvejų klubas Pelekas Starbaits irgi buvo 2 žuvis pagavę, bet ten skirtumas vos 2 kg ir kaip atsakėjai, ten nelabai verta ką šnekėti apie tą vakarinį svėrimą. Ten 4 komandos buvo net neatsidarę. Tai šiandien ryte jau Šiaurės rytų karpininkai pasveria 10, Traukžuvė LT 6, jų kaimynai, dar 6 žuvis turėjo 5-2-7 komanda ir visi kiti kaip ir pas tave, na, Žuklys vienintelis neatsidaręs, čia 2-3, 3-3-3, 4 ir Sajo Anglės irgi 4 žuvytės. Diena baigėsi, rytas tai yra baigėsi su Šiaurės rytų karpininkų persvara beveik 30 kg prieš Traukžuvį LT antrąją komandą, kurie yra jų kaimynai. Ir įdomus momentas, kad bendroje įskaitos lentelėje Šiaurės rytų karpininkai atsilikinėjo nuo pirmoje vietoje esančių karpoholikų vos 500 gramų. Taip, ten gramų kova buvo, jau čia kai kalbame apie overall, bet dabar dar tęskime apie B. Tai tęsiant apie B, jau vakarinis svėrimas atrodo šiek tiek solidžiau. Vakarinio svėrimo metu jau čia komandos padarė kai kurios korekcijas. Pradėjo po truputėlį spirtis nuo dugno, kaip aš sakau, tie patys Žuklys atsidarė. Taip, atsidarė, 2 žuvis yra. Aišku, Tratatūnai demonstruoja 0. Tai vėl gaila, kad Gintarui su Edgaru nepavyksta įveiklinti savo sektoriaus ir iš jo išpešti geresnio rezultato. Šiaurės rytų karpininkai, kai bėgo, tai bėga toliau. Išdidina tempą? Taip, 12 žuvų, pakankamai didelės žuvys, didelis kalibras ir jau čia jų persvara nuo Traukžuvė LT antroje vietoje esančios komandos, kuri irgi pakankamai gerai gaudo santykinai žvelgiant į kitas komandas, tai jau virš 70 kg yra
52 kg, Jo, sakykime 50, taip. Tai čia tas skirtumas jau irgi didėja, Traukžuvė LT turi ieškoti vaistų, žinom, kad sektorius tikrai rezultatyvus, gali duoti rezultatą, Judeksai yra prieš 2 metus pademonstravę, kad galima tame sektoriuje laimėti ir automatiškai žiūrėsime, ar Traukžuvė LT antra komanda sugebės rasti vaistų ir sustabdys Šiaurės rytų karpininkų spurtą, bet va čia aš matau vienintelį sektorių, kuris pilnai išnaudoja laisvą vandenį B zonoje, nes 527 komanda, na, jie ten vis dar ieško vaistų ir panašu, kad galbūt ir rastas vaistas lems vieną dalyką. Taip, kairiajame krašte, nes matom, kad ten žuvies svoris yra labai mažas. Ten visada tuose lapukuose, ten tie mažiukai gyvena. Taip, pernai metais būtent į Balotės ežerą vėl buvo įžuvinta didelis kiekis žuvies ir tas būtent jaunimas, kaip pavadinkime taip, susirinko būtent toje kairėje pusėje ir ten atakuoja metamą jauką. Na, dienos metu karšiai irgi yra viena iš priežasčių, kuri trukdo žvejams gaudyti daugiau. Ir trečias dalykas, kuris trukdo, tai yra atitrūkimai. Šiandien tiek A, tiek B zonoje, kiek aš buvau, visi mini, kad labai didelis santykis yra atitrūkimų ir praktiškai vos ne pusė užkibusios žuvies yra nerealizuojama dėl atitrūkimo lygiai dėl tos pačios priežasties ir žuklys turi mažiau žuvies ir kitos komandos galėjusios pademonstruoti dvigubus skaičius. Šiuo metu tik tai skaičiuoja. Deja, bet taip yra. Ir atsiprašau, tik tai trumpa tokia remarka, būtent kalbėjau, tai kaip šitiek tų atitrūkimų, tai vis tik tai kalba praktiškai visi meškeriotojai, sportininkai ant kranto taip pat sako, tą patį kalbą, būtent grįžtam prie tos nedidelės nesenai leistos žuvies, kad tie mažiukai, jie tiesiog didelė žuvis, jos judesiai yra tokie labiau, jie su jėga, bet netokie staigus, netokie. O tie tiesiog kaip maži rykliukai purtosi, daužosi snukiu į žemę ir tiesiog iškrečia kablį. Tai dar komandos 527 nariai minėjo, kad dar čia kalta ir žuvies lūpa, kuri yra pakankamai minkšta. Dumblėtame vandenyje. Čia jau labai sunku pasakyti. Na, kietame vandenyje ta lūpa kietesnė. Na, sakykime, viena iš tų priežasčių. Nežinau, į lūpas nelysim, gal nesigilinsim taip stipriai. Gal, reikia kokį kablį geresnį dėti arba mažesnį, jeigu jau taip jau yra. Bet esminis dalykas, kad komandos lyderės dabar matuojasi tarpusavyje. Tai bendroje žiūrint jau yra 2 komandos, tai Karpoholikai ir Šiaurės rytų karpininkai, kurie matuojasi tarpusavį. Čia skirtumas nedidelis, 15 kg, tai čia, sakykime, turint galvoje, kad tiek viena, tiek kita komanda gaudo pakankamai didesnio kalibro žuvį. Tai reiškia, tas skirtumas greitai gali ištirpti ir viskas apsiversti. Realiai, abi komandos turi po 1 baudos balą, tai ar ten, sakykime, krante LT Karpoholikai bus pirmi, ar Šiaurės rytų karpininkai bus pirmi. Čia daugiau dabar aktuali situacija yra krante LT ir Traukžuvė antrai komandai, kurios turi tikrai puikių šansus dar patekti į tą vieno taško zoną, nors, ta prasme, krante LT ir Karpoholiks po 1 tašką jau nepasidalins niekaip, nes veikia zonų taisyklė. Matome, kad Karpoholikai su 127 kg yra pirmaujanti komanda su 1 baudos tašku, Šiaurės rytų karpininkai iš B zonos 1 baudos taškas 112 kg ir regis daugiau turinti krante LT komanda už Šiaurės rytus 120 kg, dėja yra bet tik treti. Tai čia taip labai gražiai tai suveikia ta zonų taisyklė. Na ir tarkim, jeigu jau šiandien pasibaigtų varžybos, reikėtų sakyti, kas yra lyderis po 2 etapų, tai Traukžuvė LT komanda vis tiek dar išlaiko lyderės poziciją, krante LT Karpoholiks komanda kyla į viršų. Ir į antrąją vietą ir Kardelisai. Kalbame, jeigu tarkim, čempionatas pasibaigtų ir dabar kaip išsidėstytų visa turnyrinė lentelė ir krante LT komanda tada būtų 4 vietoje. Šiaip daug yra įdomių mažų mikro dvikovų, tikrai jos dar vyks visą likusį savaitgalį, nes jisai dar tik tai prasideda. Tiems, kurie jau labai galvojate, kad čia greitai varžybos pasibaigs, beje, šiandien toks nedidelis dežavų buvo, kad jau atrodo lyg rytoj turėtų baigtis varžybos ir daug netgi pačių sportininkų galvojo apie tai, kad čia reikia kažką daryti, nes čia kažkas nevyksta. Blogai, bet sakau, palaukit, taigi dar tik para praėjo. Dar yra 2 paros žvejybos ir 2 paros gali viską versti aukštyn kojom. Matėm ir tą dienos štilių,
kada viskas sustojo ir man priminė praėjusios savaitės penktadienį, kada pasaulio čempionate buvo identiškas oras, pasikeitusi vėjo kryptis ir visi tyliai rūkė pypkės, ne pas visus, bet didžioji dalis sėdėjo ir krapštė galvas. Linas su Viktoru klausiu, kada? Ar tai buvo tas vienas toksai, žinai, didžiulis užėjimas, bam bam, kai visos meškerės čiuožė ir nespėjo suktis? Ne, tiesiog tai vyko stabiliai. Mes kalbam apie išimtis, nes yra... Na taip, čia jau išimtis, taip, be abejo. Sakykime, kraštinės komandos, jos išnaudoja savo sektoriaus privalumus maksimaliai. Taip. Ir jeigu žiūrėt, vieninteliai karpoholikai tikrai įspūdingai lošia, nes jie būdami ne iš krašto, sugeba generuoti tokį didelį kiekį žuvies ir bendroje įskaitos lentelėje įsitvirtinę vis dar laikosi pirmos vietos. Kaip bus rytoj ryte, pamatysim, čia tik tai naktis parodys. Jeigu jinai bus nerami ir dar jeigu iškris tie krituliai, kurie čia yra žadami, vidury nakties didelę liūtį pranašauja, tai greičiausiai ryte pamatysime dar kažkokius kitokius skaičius, nes atotrukiai tarp pirmų 3 komandų tikrai nėra kažkokie tai fantastiški. Šiandien baigdamas transliaciją, sakau, šituose sektoriuose jau pakvipo valerijonų, nes šita naktis bus be galo svarbi mano galva. Ta prasme, užtvirtint savo rezultatą, jį išlaikyti ir galbūt užmest viršaus varžovams, nes jeigu mes žinom, būna tie sektoriai, kurie vieni labai gerai dirba naktį, atidavinėja, kiti labai gerai dieną, tai matėme su tavimi Mindaugai ne vieną sykį, kad komanda hop visą dieną gaudo, lupa į viršų ir po nakties ateini kelios žuvelės. Tai linkim visiems stiprių valų, deramių naktų. Deramės nakties. Bendrai žaidimą ir baigiam šiandien. Gal dar bendrai statistikai. 761 kg, 176 žuvys. Ir vidutinis svoris yra 4,32 kg, tai jau 300 gramų daugiau negu praėjusio etapo pernai metų vidurkis. Pamaitinom gerai. Žiūrėsim, kaip viskas klostysis toliau, Big Fishas 12,550 ir žiūrėsime, ką naktis atves ir atneš komandoms, nes matome, kad tendencija žuvies kiekiai yra didėti, tai laikas parodys. O dabar konkursas. Konkursas laimėti Melior prizui, tai jūrinis kolagenas jūsų odai, plaukams, nagams ir ragams. Sąnariams. Tai tikrai nuostabi produkcija, kurią mums čia jums žiūrovai dovanoja mūsų čempionato vienas iš partnerių kompanija Melior ir turime kaip visą laiką standartinį, bet sudėtingą klausimą. Taip, jums po šio vaizdo įrašo apačioje komentarų skiltyje reikia parašyti, ar rytoj po rytinio svėrimo bus pagerintas Big Fishas. Taip, balsuoti galima po šio video iki 7 valandos ryto, patikėkit, nesukčiaukit, negudraukit, mes matom. Tai klausimas užduotas. Taip arba ne. Rašote taip, jo, taip bus ne. Pagerintas, ne, nebus pagerintas. Nesvarbu, rytoj vieno žmogaus vardą įsiaiškinsime, kuriam būtent padovanosime Melior jūrinį kolageną. Jūrinis kolagenas. Viskas, bičiuli, mušam 5. Sakom, ačiū visiems žiūrėjusiems. Neramiaus jums nakties. Pasimatome rytoj 7 val. Ryto nuo vandens. Ate. Iki.